Čia mano nauja laida Mama dirba savo ir mano pirma pašnekovė, verslininkė, nuomonės formuotoja Medina Andriulienė. Sveiki. Sveiki. Daug domėjausi apie jų, žiūrėjau interviu, skaičiau komentarus ir tarsi yra toks mitas, kad jūs užaugote turtingoje, labai turtingoje šeimoje, bet man atrodo taip nėra iš tiesų. Taip, man atrodo, kažkaip žmonėm gal lengviau yra manyti, kad gimėjau su to auksiniu šaukštu, ar ne? Tai tikrai taip nebuvo, mano tėvai buvo valstybės tarnautojai, mano mama yra lietuvių kalbos redaktorė ir visą laiką dirbo tai su knygų redagavimu, tai su filmų redagavimu, tiesiog lietuvių kalbos redagavimas. O mano tėtis valstybės tarnautojas ir mes gyvenom tikrai pakankamai, tokį tikrą vidutinės klasės šeimos gyvenimą ir bet kokia prabanga buvo, tai dėl ko turėjai stengtis ir tai, ką turėjai užsidirbti. Gal kas labai stipriai skyrėsi, tai buvo tai mano tėvų požiūris į vaikų auginimą, į auklėjimą ir į tai, koks procentas šeimos pajamų turėtų keliauti vaikams, vaikų edukacijai, vaikų kelionėms ir taip toliau. Tai jie tikrai buvo ekstremalūs šio klausimu, absoliučiai. Ir mano mama ypatingai skirdavo, turbūt, aš nežinau, 90% šeimos pajamų tam. Tai mano tėvai patys gyveno absoliutiškai asketišką gyvenimą nuo tada, kai vaikai atsirado. Tai buvo jų pasirinkimas, man visada dėl to skaudėjo širdį ir šiandien aš stengiuosi, kiek galiu grąžinti jiems atgal. Bet taip, jie nekeliavo visiškai, absoliučiai, jie nieko savo prabangaus neleido, mano mama ten iš vis jokių ten grožio procedūrų nieko niekada. Tikrai vairuodavom paprastas mašinas, dabar tai buvo šeimos gyvenimas, buvo labai paprastas, butas nematęs remonto 20 metų ir taip toliau, bet mes važiuodavom su sese, pavyzdžiui, visai vasarai į Ameriką. Ir taip iš šono turbūt tai atrodydavo kaip didžiulė prabanga ir kad tai gali leisti savo tik labai turtingi žmonės, bet mano tėvai tuo metu valgydavo grikius visą vasarą ir aš tą labai gerai žinojau ir tas irgi prisidėjo turbūt prie to, kaip aš vertinu pinigus ir kaip aš į tai žiūriu. Ir mes ten bet kur važiuodavom į užsienį su sese, negyvendavom irgi kažkokioje labai prabangoje, tai buvo dažniausiai labai gerų žmonių iniciatyva. Tai Švedijoje mes gyvendavom šeimoje, Amerikoje gyvendavom šeimoje, tai buvo mes iš trečiojo pasaulio šalies atvažiuojančios labdarinės tokios mergaitės. Tai ten Amerikoje iš vis jau net Salvation Army, kuri iš tikrųjų yra labdaros organizacija, jau prisidėdavo ten prie mūsų. Ir tai mes taip leisdavom laiką. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mes labai gerai išmokom anglų kalbą, labai gerai išmokom sesę ir dar papildomai kalbų, plus apskritai pamatėm pasaulio, pasikeitė visiškai pasaulėžiūra, ypač ten Švedijoje, mano vaikystės metai, kada formuojasi visa asmenybė, aš labai daug gavau iš tenai ir dėl to esu labai bjauri feministė dabar. Tai daug tokių visokių momentų, kurie mano tėvam buvo svarbus ir apskritai tas toks, mano mama galbūt žiūrėjo į klasikinį išsilavinimą labiau, tai mes abidvi su sese turėjom eiti į muzikos mokyklą, turėjom mokėti kalbų, turėjom turėti tą tokį plataus spektro klasikinį išsilavinimą. Tai čia turbūt buvo esminis skirtumas ir žinau, kad ir kiek kartų turbūt pasakočiau tą istoriją, kas norės vis tiek tikės, kad ten važinėjom su Rolls Royce'ais, bet tikrai taip nebuvo ir aš būtent dėl to esu labai dėkinga savo tėvam. Ką Švedija, Amerika davė į požiūrį į darbą? Tai aš manau visų pirma apskritai tas mūsų išvažiavimas tenai davė supratimą, kad pinigai neateina savaime, kad kad reikalingos tam tikros aukos, kad jeigu tu nori kažkokių tokių ypatingesnių patirčių, ypatingesnių dalykų. Taip pat aš mačiau, ko aš nenoriu galbūt kartoti savo gyvenime, kad aš noriu gyventi geriau negu tėvai, kad aš noriu tėvam padėti gyventi geriau. O pačios to šalis, tai abidvi labai daug, sakykime, formavo mane, nes Švedija, tai sakau, apie moters turbūt vaidmenį visuomenėje ir kad moteris, man tai atėjo visiškai natūraliai. Aš labai dažnai dėl to, kai kalbuosi ir su vyru diskutuojam, jisai vis tiek visą tą, kai formuojasi asmenybė, gyveno Lietuvoje.
O mano jau visi va, tie vakarietiški kampai matymo, jie yra visiškai natūralūs, jie nėra išmokti ar po to ten įgyti, aš tiesiog taip mąstau ir po to kažkur mane pagauna, kad maždaug, tau tai ateina natūraliai. Tai taip, man tikrai tai ateina natūraliai ir tai yra būtent Švedijos, Amerikos dėka. Baigė tarptautinę komunikaciją, dirbot freelancerė. Taip, baigiau politinę komunikaciją, jau magistrą, iš pradžių Lietuvoje žurnalistiką ir mano visą laiką profilis buvo toks, gana ryškiai marketinginis komunikacinis. Tai, bet kai jau į pabaigą buvo mano magistras, aš studijavau per kelis universitetus pasaulio, ir visiškai neplanavau grįžti į Lietuvą. Kažkaip, net iš viso apie tai negalvojau. Bet toks gyvenimo posūkis įvyko, kad tuo metu kūrėsi Kurk Lietuvai programa. Man paskambino ir sako, tu būtum fantastinė kandidatė, ar nenori grįžti, tik metam į Lietuvą, viskas, po to galėsi maždaug važiuoti, kur nori. Nes tai buvo programa, kur iš užsienyje mokslus baigusių žmonės kviečia grįžti atgal į Lietuvą ir metus dirbti valstybinėme darbe, valstybinėje tarnyboje. Bet dirbti projektinio darbo principais, tai vadinasi, kad tu turi savo projektą, tu turi labai aiškius KPI'sus, atėjai, padarėjai, gali, išėjai. Man tas patiko, kad labai daug laisvės, labai daug galimybių kažką keisti. Aš visą laiką buvau tokia truputėlį kovotoja su sistema, su vėjo malūnais, man atrodė, kad reikia čia to pokyčio ir panašiai, ir tikrai jo reikia. Tai dėl to aš ir grįžau į Lietuvą ir tada tuos metus aš dirbau Kurk Lietuvai programai. Tai taip, tai buvo visiškai samdomas darbas, mokėjau atlyginimą ir taip toliau. Tada jau iš ten išėjus dar metam pasilikau, po tos programos mane vyriausybė prisiviliojo pasilikti dar su jais padirbti. Ir tada jau išėjau dirbti, iš esmės savo su truputėlį dar keliais tam nukrypimais trumpais. Bet visada taip ir planavot, kad savo dirbsit, kad nedirbsit samdomo darbo, nepatinka samdomas darbas? Jo, turbūt didžiąją dalį laiko įsivaizdavau, kad dirbsiu savo. Kažkaip man visada atrodė, kodėl vergauti kitam, jeigu gali vergauti savo. Kaip atrodo tas tarptautinės komunikacijos specialistės darbas? Kaip susirandat klientų, kaip vėliau su jais dirbat? Tai irgi projektai, valandinis kažkoks įkainis, kaip čia visą tai atrodo? Taip, tai būdavo dažniausiai arba valandinis įkainis, arba mėnesinis, tas vadinamas retainer, fiksuotas mokestis, kurį tu sutari su klientu ir įeina tam tikras paslaugų paketas. Klientų kažkaip natūraliai, nežinau, atsirasdavo pradžioje, gal aš jau net nebeatsimenu, kažkokiu būdu, tai per pažįstamus, per kažką, o po to jau žmonės tiesiog sužino, ką tu darai ir jau patys dažniausiai ateina pas tave. Mano labai toks specifinis profilis buvo, kadangi mano gera anglų kalba ir aš galiu rašyti angliškai, tai dėl to tai ir tarptautinė komunikacija. Ir tokių žmonių nebuvo labai daug dėl to, kad, tu turi gebėti ir gerai komunikuoti, suprasti marketingą ir gebėti būti to copywriteriu vadinamu, bet anglišku, ko Lietuvoje tikrai trūko, tai dėl to mano klientai ir būdavo dažniausiai tie, kuriem reikia būtent šito profilio, kas gali komunikuoti užsienio auditorijai. Kaip įsivertinote savo įkainius? Nes čia daugam didžiulė problema. Taip, noriu būti freelancerė, bet kiek kainuoja mano paslaugos? Aš visada vertinu taip. Jeigu klientų yra per daug ir negali atsiginti, vadinasi, reikia kelti įkainius. Tai gana paprastai. Jeigu visą laiką aš pagal tai matuoju. Jeigu mano laiko resursas yra ribotas, aš galiu apsiimti tik tiek darbų, kiek galiu. Ir jeigu aš jau nebegaliu pasimti klientų, kuris nori mokėti pinigus, tai vadinasi, mano įkainis yra tiesiog per mažas ir aš turiu kelti įkainį. Keliant įkainį, automatiškai mažėja klientų, siaurėja tas ratas. Jeigu vis dar jo per daug, dar keli įkainį. O jeigu klientai tik keli, pačioj pradžioj tikriausiai nebuvo jų labai daug. Taip. Kaip tada nusistatėte tą įkainį? Taip, manau, labai tradiciniu keliu, pasižiūri daugiau mažiau, kas tuo metu yra rinkoje, pasižiūri į darbo apimtį, kiek tau reikėtų maždaug dirbti ir tiesiog tokį nusistatai maždaug pagal tai, kas yra tuo metu ir kadangi, sakau, trūko tokio tipo specialistų kaip aš, tai aš visą laiką galėjau truputėlį aukštesnį įkainį užsidėti. Kiek uždirbdavote? Labai priklausydavo iš tikrųjų, nes tas laisvai samdomo darbuotojo darbas ir yra tai, kad tu niekada negali žinoti 100%, koks ten mėnuo bus, bet sakyčiau taip, kad apie 3000 eurų turėdavau tą jau bazę visą laiką, kad galėčiau ramiai jaustis, o jeigu daugiau, tai tada džiugu. Dabar, kaip suprantu, nebedirbate tarptautinio komunikacijos specialistė. Kodėl atsisakėt šito darbo?
Irgi labai natūraliai, kažkaip iš pradžių atsirado tas gamybos mano projektas, vaikų prekių ženklas, dėl to, kad visą laiką labai norėjusi man dirbti su gamyba, kažkodėl, nežinau. Ir kadangi jau tikrai ilgai dirbu su komunikacija, daug metų, tai tiesiog atrodė, kad jau kaip ir pavargau, išsisėmiau, galbūt noriu kažką keisti. Vienu metu pasikeitė ten tokie pagrindiniai labai mano klientai, su kuriais labai ilgai dirbau ir labai mėgau su jais dirbti, ir tada buvo toksai, ir tada pastojau dar seną. Ir kadangi esi laisvai samdomas, tai visą laiką yra tas truputėlį, kad tu pats reguliuojasi, bet to pačiu ir negali sustoti dirbti, sustoji dirbti, tai ir nėra pinigų. Tai va tada, kai jau mačiau, kad turėsiu ar taip sustoti, nes laukiuosi, čia toj bus vaikutis ir negalėsiu dirbti kurį laiką bent jau, tai tada pradėjau galvoti, o ką aš noriu daryti toliau ir aš tikrai noriu ten ir likti. Tai va taip natūraliai ir persidėliojo iš tikrųjų, kadangi dar ir COVID'as buvo tuo metu, būtent pats prasidėjo, visi pradėjo karpyti labai marketingo biudžetus. Ir tada pradėjau žiūrėti tiesiog, ką aš visą gyvenimą norėjau veikti. Tai va tada natūraliai atsirado mano gamybos projektas, tada natūraliai po truputėlį Instagramas mano įsivažiavo jau. Tai, ką jūs pasakojat, labai atspindi statistiką, labai daugelis moterų išeina vaiko priežiūros atostogos ir tada, o ką aš norėčiau veikti? 70% nenori grįžti į darbą, nori kažką daryti savo, bet dažnai nežino, o ką daryti, kaip daryti. Ir jūs sakote, gamyba atėjo natūraliai į jūsų gyvenimą. Bet kaip kilo ta idėja vaikiškus daiktus gaminti, vis tiek tai yra brangus verslas, ypač pradžia daug investicijų kainavo? Ne? Čia tai ganėtinai gal klaidingas manimas, jeigu turbūt labai ten dideliais užmojais nori pradėti, tai aišku, įvairiai galima, bet mes iš tikrųjų pradėjom labai taip atsargiai, kadangi žinojom, kad kiekvienas centas yra mūsų, mes neturim kažkokio neriboto resurso ir norim tikrai taip tvariai, sakykime, investuoti. Tai dviese su mano partnerė mes pradėjom tikrai nuo labai nedidelių investicijų ir tiesiog, kadangi mes kuruojam viską nuo pradžios iki pabaigos, tai yra mes renkam medžiagas, mes gaminam Lietuvoje, mes ir medžiagas įsigijam Lietuvoje, tai yra absoliučiai nuo iki lietuviškas produktas, dėl to, kad tikrai mūsų manimų labai labai kokybiškas ir mums tai buvo labai labai svarbu, kad tai yra ne kažkur Kinijoje kažkas pagaminto, kad tai yra visos natūralios medžiagos. Tai mes labai taip atsargiai pradėjom po trupučiuką tą prototipą savo kurti, nes turėjom vieną viziją, nuo ko pradedam, vienas mūsų toks flagmanas produktas, kuris iki šiol ir yra. Tai po truputėlį, per mėnuo po mėnesio, taip ir ėjom, nes dar abidvi ir turėjom mažus vaikus. Tai visą tą derinom kartu su visą namų buitimi, mažais vaikais, COVID-u, viskuo. Apie buitį dar vėliau paklausinėsiu, bet ta pati idėja, ar jūs jau kažkaip seniau galvojat, ar ieškodavo daiktų, nerasdavot kažkokių daiktų pati ir nusprendėt gaminti? Labai daug mamų, kaip ir sakot, ar ne, su to susidurė, su ta mintimi, kad norėčiau kažką daryti, ar ne? Ir aš manau, kad tas kažką dažnai yra sudėvinamas, kad, turi ateiti kažkoks ten nuostabus nušvitimas, įkvėpimas, pašaukimas. Taip, angelų choras turi pradėti giedoti ir tu staiga žinai, kas tave pašaukė. Tai tikrai taip absoliučiai nebuvo, tai buvo labai praktinis sprendimas ir, sakyčiau, ir praktinis ir emocinis tuo pačiu metu, nes tikrai mes iš vis nepasiskaičiavom nei normaliai verslo modelio, nei kaip išeis tas mūsų auginimas verslo niekas, tai buvo visiškai, yra produktas, kurį mes įsivaizduojam, kad mumis atrodo labai puikus. Ar jį pirks, nežinom, tikimės, kad pirks. Taip ir prasidėjo dėl to, kad iš tikrųjų aš ieškojau savo dukrai kažko panašaus ir aš neradau tokio produkto ir aš vaikščiodama su vežimėliu paskambinau savo draugiai, su kuria irgi buvau gal nebendravus pusę metų, bet žinojau, kad jinai irgi augina mažą vaiką ir kad seniai irgi norėjo kažką tokio daryti ir jinai dizaino turi išsilavinimą. Tai aš jai paskambinau ir sakau, klausyk, žinau, kad tu nori kažką panašaus daryti, o žiūrėk, mano tokia mintis, gal darom? Tai taip ir pradėjome, aišku, viskas atrodo labai gražu, kol nepradedi tai lysti, nes iki tol aš nieko bendro neturėjau absoliučiai, nei su gamyba, nei su tekstilė, nei su medžiagų pirkimu, biudžeto apskaičiavimu ir taip toliau. Tai buvo visiškai nauja sfera. Tai šiandien jau tikrai gerokai daugiau žinau, bet tai buvo labai rimtas mokymosi etapas, kur tikrai reikėjo iš vis suprasti, kaip tai veikia, atrasti siuvyklą, kas mums galėtų siūti ir taip toliau. Tai tikrai ir daug klaidų padarėm, bet ir daug labai išmokom. Kiek jums pradžiai reikėjo pinigų, sakot,
aš užklausiau, kad atrodo tikrai labai daug reikėjo investicijų, sakot, net tiek ir daug. Ne, tikrai labai nedaug, aš sakyčiau, labai sunku dabar jau taip tiksliai pasakyti dėl to, kad, kaip ir sakau, mes nuo mėnesio iki mėnesio tiesiog dėdavom tiek tų pinigų, kiek jų reikėdavo. Na, tai ten važiuoji nusipirki lino, tada važiuoji nusipirki užpildo lino, tada ten spaudės pirki, na, toksai, va. Tai jeigu taip reikėtų apibendrinti, sakyčiau, gal pradinė investicija kokia 4000 eurų buvo iš viso. Kiekvienai? Ne, iš viso, apskritai. Nes mes ir labai mažais kiekiais pradėjom gaminti, tiesiog norėjom pasižiūrėti, kaip viskas veikia, ar iš viso perka. Na, bet sakau, kad nesumerkti tenai visko. Tai po to po trupučiuką ėmėm auginti. Iš kur pinigų ėmėte, nes daugeliu irgi tas klausimas yra, noriu kažką daryti, iš kur pinigų susitaupyti, imti paskolą, pasiskolinti pas draugus, mamą, vyrą, dar kažką. Tai matyt, kiek, kur kas gali, ten ir skolinas. Aš tiesiog turėjau savo santaupas, visada turiu, nors mano vyras sako, kad yra neprotinga taupyti, reikia uždirbti tiek, kad nereikėtų taupyti, bet aš kažkaip esu tokio būdo, kur man būtinai visą laiką reikia turėti savo riešutų krepšelį. Tai... Na ir 2000 eurų netrodo labai didelė suma. Taip, būtent. Pradėti tai yra tikrai įveikiama suma dėl to, kad mes nesteigėm iš karto kažkokios bendrovės, mums nereikėjo įstatinio kapitalo, mums tai buvo visiškai individuali veikla ir mes tiesiog pradėjom po trupučiuką siūti ir žiūrėti, kaip tai veikia iš viso. Dabar jūsų verslui 1,5–2 metai bus gruodį? Taip. Kaip dabar sekasi? Dar ta stadija, kai jūs dar tik investuojate į jį? Ar... Oi, taip, tikrai taip. Ir man atrodo, dar labai ilgai bus. Čia irgi toks dalykas, kurį teko suprasti ir išmokti, kad tu nieko iš to verslo ilgai galbūt negausi, nes viską norisi atgal sudėti ir norisi, kad jisai augtų ir labai jį žiūri kaip tokį kūdikį savo dar vieną. Bet tai yra tikrai labai smagi to dalis man asmeniškai, bet man labai padeda, kad aš turiu šalia kitas pajamas, nes jeigu reikėtų, čia būtų visas mano išgyvenimo šaltinis, tai dar kitaip turbūt struktūruotume tą verslą. Bet būtent dėl to mes dabar galim jį auginti, jį investuoti ir ieškoti būdų, kaip plėstis. Bet investuojate iš savo pajamų, nesiskolinat ar neprašote vyro? Ne, kol kas ne. Man čia yra labai kažkaip svarbus dalykas, aš labai norėjau to tvarumo, tokio, kad ne aš... Bet čia vėlgi asmenybės tipai, kaip investuotojai, kaip sako, būna labai irgi skirtingi ar ne į akcijas. Tai aš esu labai kaip... nemėgstu rizikos ir man viskas turi būti labai paskaičiuota. Aš galbūt dėl to neuždirbsiu ten didelių milijonų gyvenime, nes sako, kad kas labai daug nerizikuoja, negeria, žinai, šampano, bet man geriau yra saugus, tvarus augimas, negu kad ieškoti, kur ten labai daug pinigų ir viską sudėti, tai ir lošti garpais. Parašėte knygą. Čia uždarbis, kaip suprantu, leidykla jums vieną kartą sumoka ir paskui nesvarbu, kiek leidžia tiražų, jau papildomai už tai nebegaunate? Ne, gaunu. Gaunate už kiekvieną papildomą tiražą? Žinoma. Kaip kilo mintis knygą parašyti? Prie viso to, jau turėjote verslą, jau turėjote tuomet antrą vaiką, jau turėjote? Ne, dar laukiausi. 9 mėnesį, nes čia jau fotografavau viską knygai, tai ten buvo irgi atskiras smagumas. Aš sakau, kartais labai tas angliškas pasakymas, kad ignorance is bliss, kad tu kai nežinai, kas tavęs laukia, tai labai lengvai eini kažkokius projektus. Tai su šito irgi buvo, man kažkaip rašyti, tai man nesunku. Ir galvoju, čia parašyti knygą, tai čia vienas smagumas. Aš visą laiką kažkaip pagalvodavau, kad tikrai kada nors gyvenime norėčiau, būtų smagu, bet niekada kažkaip ten irgi temos, nes nežinai, apie ką čia dabar sėsti rašyti. Aš žinau, kad aš tikrai negrožinė. Ir taip atėjo ta tema natūraliai irgi, nes pamačiau, kad tiesiog trūksta Lietuvoje tos informacijos. Aš kadangi labai toks mokslinis žmogus, mane labai erzina, kai apie kažką kalbam, ne mokslinė kalba, ar ne? Ir kai yra vaikų primaitinimas, buvo toks, bobučių ir mamų mitais apipintas dalykas. Ir baisiausia, kad net gydytojai Lietuvoje teikdavo tas rekomendacijas, kurios jau pasaulyje nebeteikiamas tikrai, nes visai kitaip jau žiūrima į vaikų primaitinimą. Ir lietuvių kalba nieko nebuvo apie tai, absoliučiai realiai. Dauguma informacijos buvo ten 20 metų senumo ar 15 metų senumo.
Ir man labai norėjosi tą susisteminti, aš pradėjau tiesiog apie tai komunikuoti Instagrame ir pamačiau, kad yra didžiulis poreikis, nes mamos rašydavo, kad rimtai, čia galima duoti riešutų sviesto, žinai. Tai ne tik galima, bet ir reikia, o taip yra todėl ir todėl. Tai tiesiog, man atrodo, aš pavargau atsakinėti klausimus. Toks buvo momentas, kur galvoju, man reikia viską sudėti į knygą ir tada sakyti, kai manęs klauso, eikit ten pasiskaitykit. Tai realiai taip ir gimė ta mintis, pasiūlo šią keliom leidyklom, iš karto susidomėjo didžiausia Lietuvos leidykla, tai man tas irgi labai buvo smagi validacija, kad to reikia ir tai yra gera tema. Ir tai pasirašiau išleisti knygą. Ir va tada, kai jau pasirašiau sutartis, kažkaip išsikalbėjom, kad knygos parašymas nėra esmė receptų knygai, nes receptų knygai yra esmė gaminimas ir nuotraukos. Ir gaminti šiaip aš tikrai su džiaugsmu gaminu ir ypač vaikams man labai patinka ir kurti tos receptus ir juos gaminti, bet aš neįsivaizdavau, ką tai reiškia. Tai va viskas, kaip atrodo jau proceso eigoje. Tai labai faina gaminti ir fotkint, bet Dovilė sakė, džiaugiasi, kad jai nereikės tvarkytis. Tai ką reiškia, kiek reikia patiekalų ir per kiek laiko juos pagaminti, sufotografuoti? Taip, tai būdavo, tai aš tik tai 9 mėnesį neščia, primenu, iš vakaro apie 4 valandas pasiruošimo, visiškai stovint prie viryklės, non-stopų, dar su toddleriu lakstančio aplinkui, nes Anai tada jau buvo apie 2. Tada plius minus 4 valandas, tada pasiruošė viskas prieš tai dar į parduotuvę važiuoja, viskas susipirkė, tada jau grįžti namo, tada apie 4 valandas pasiruošimo, tada atsiprintini visus receptus, susidedi planą, ką tu gaminsi, tiksliai pagal visus ingredientus viską, tada tas dėžutės ant tų receptų pasidedi jau ant stalo namų. Maždaug ką gali iš anksto pasiruošti. Ne viską gali iš anksto pasiruošti, nes vis tiek patiekalas turi atrodyti šviežiai. Tai ten aišku yra 2 gerų triukų, kur tikrai kitaip tas maistas yra ruošiamas, negu kad iš tikrųjų ruoštum. Ir tada jau fotografavimo dieną mes fotografuodavom apie 10 patiekalų. Tai reiškia, kad 10 patiekalų yra pilnai nuo iki pagaminami. Ir tada visa tai, kas buvo naudota gaminimui, yra dar lieka susitvarkyti. Tai aš išstovėdavau po 6-7 valandas ant kojų non-stopų prie viryklės, prie kriauklės, prie indaplovės. Tai buvo tikrai labai rimtas iššūkis. Ir visą tą laiką dar plus dirbau su savo ir gamybos prekės ženklu, ir su Instagramu, ir vaikų daug, ir viskas. Tai buvo tikrai labai sunkus jau tas paskutinis mėnuo. Kaip jūs viską spėjate, kiek turite papildomos pagalbos? Nes aš galvoju apie tai, aš pati kaip pagimdžiau ir galvojau, kad pulsiu dirbti, bet aš labai norėjau miegoti. Šitas geras. Taip, aš neščia labai noriu miegoti, tai čia irgi toks momentas. Bet tai kai laukiausi Anos, tai lengva, gali bet kada prigulti ir ten, jeigu nori pamiegoti, o jau kai Marijos laukiausi, tai jau nepamiegosi, nes yra Ana, tada yra darbai ir viskas, tai buvo jau visai kitaip. Tai atsimenu, kad būdavo momentų net, kad verkti nori iš to, kad tiesiog nebegali. Bet tai taip, labai teisingai pasakėte ir labai mėgstu, kai tai yra paminima ir aš pati visą laiką stengiuosi apie tai komunikuoti, kad tai yra pagalba, nes vienam labai turbūt yra nesąžininga, kai žmonės ten Instagrame ar kitur rodo tą tokią realybę, kur, aš viską pats. Tai, aš tiesiog visada atvirai sakau, kad jeigu aš neturėčiau pagalbos, aš tiesiog nedirbčiau išvis. Nes, būtų tiesiog fiziškai neįmanoma, nes reikia ir maitinti šeimą, ir pasirūpinti vaikais. Mano dar vyresnėlė labai serga, einanti į darželį, tai kažkas turi būti, nes kitaip sugriūva viskas nuo iki. Tai aš turiu auklę mažyliai, vyresnėlė kiek nueina į darželį, kiek serga irgi su auklė būna. Tada turiu namų tvarkytoją kartą per savaitę ateinančią, kuri padeda namų kampus nors kažkiek susitampyti, nors su mūsų šeimos dydžiu, tai ten, sakau, ašaros yra bandymas susitvarkyti. Bet taip, pagalba mano tėvai tikrai labai dabar su sveikata turi problemų, bet iki tol, kol galėjo, tikrai labai daug padėdavo. Tai kiekvienas šitas momentas yra be galo svarbus. Kaip su vyru dalinatės vaikų auginimą?
Aš auginu vaikus. Ne, juokauju. Tikrai daugiau aš, be jokios abejonės. Liudvikas perėmė labiau vyresnėlius dabar, berniukus, kai yra mažylės ir gal daugiau buities. Liudvikas nemėgsta ir neapsimeta, kad jis nori auginti mažus vaikus. Tai maži vaikai yra visiškai mano atsakomybė, bet tada vėlgi aš sakau, ieškau pagalbos kažkokios iš išorės, o Liudvikas buities kažkiek perima, ypač kai gimė mažylės ir vyresnėlius. Tvarkytoja, auklė, bet vis tiek daug darbų, daug reikalų, dar reikėdavo pampuoti pieną, žinau, ką reiškia pampuoti pieną kas 3 valandas, užima labai daug laiko, kaip neišprotėjat? Tai kai gimė Marija ir dabar Marijai 11 mėnesių, tai aš taip atvirai ir sakau, kad tie 11 mėnesių turbūt sunkiausia mano gyvenime, nes aš kažkaip viena yra, kai labai sklandžiai viskas galbūt su kūdikiu ir taip jau yra reikalų ir tikrai nėra lengva, o čia dar mano vyresnėlė yra tikrai labai pasiutęs ir stiprus vaikas, labai daug emocijų, labai daug visko. Ir tada Marija buvo su savo niuansais, nes jinai neėmė krūties, tai reikėjo maitinti, pumpuotis kas 3 valandas, tada jinai buvo labai alergiška, tai aš turėjau laikytis eliminacinės dietos. Plus jinai visą laiką ten klykdavo, verkdavo, dėl to, kad tos alergijos jos išerzina ją, tai nemiegodavo. Aš sakau, ką turi daryti kūdikis? Miegoti ir valgyti. Tai jinai nemiegojo ir nevalgė, bet tragiškai nevalgydavo visiškai ir aš ten verkdavau jau ant grindų atsigulus, tiesiog, kad jinai nors kažką suvalgytų, sušvirkštą, sumaitinus, su kuo tik tai ne. Tai iš tikrųjų šita kombinacija, nes šalia dar visi nestojantis darbai, man nerimas kylantis, kad aš nieko nebespėju, nieko nebeapimu ir kad tai yra nebeįmanoma. Tai dabar po truputį viskas gerėja, atsileidžia, paprastėja, bet tie ypač pirmieji mėnesiai tai buvo tikrai absoliučiai visiškai juodi ir aš kitaip ir to neslepiu. Kaip su tuo susitvarkėt? Tiesiog išgyvenau. Čia toks nieko kažko specifinio nedariau, man atrodo, kiek žmogus gali, kokia kita alternatyva pasiduoti ir gulėti, nežinau. Atsisakyti darbų, kreiptis į terapeutą? Terapeutui aš nebeturėjau laiko, tikrai nuoširdžiai, aš sėdėdavau ir galvodavau, būtų gerai, bet man laikas per brangus resursas ir iš tikrųjų aš turiu tą tokį truputėlį charakterį, kad aš susijimu ir aš žinau, kad ateis ir aš labai nepergyvenu, nes aš iš kitos pusės, kad ir kaip yra sunku, aš suprantu, kad tai laikina vienas dalykas, aš suprantu, kad taip amžinai nesitęs ir aš suprantu, kad ateis diena, kai aš vėl galėsiu pilnai grįžti į save, į rūpinimąsi savo ten psichinę, emocinę, fizinę sveikatą. Tai aš truputėlį, angliškas geras žodis, compartmentalize, kad sudėjau į dėžutės, ar ne, ir dabar aš save ir savo poreikius sudedu į šitą dėžutę ir uždarau ir nėra tenai. Tai nėra faktas, kad neišlyzdavo kartais ir neparodydavo visų savo gražumų, kad tu pamiršai šitą dėžutę, bet tikrai, sakyčiau, pakankamai gerai susitvarkiau su tuo, bet vėlgi tai yra labai daug patirties jau. Jeigu aš čia būčiau pirmą kartą mama, susidūrusi su visu tuo ir dar jauna, tai tikrai matyt, visai kitaip būčiau tai pažiūrėjęs ir tikrai gali stogas nuvažiuoti. O kadangi aš jau daug metų tame, per daug ką perėjusi, tai man nebebuvo galbūt taip baisu, nes aš žinau, kad tai baigsis. Ir nesinorėjo per tą laiką stabdyti nei verslo, nei kažkokių kitokių veiklų, kad pailsėti. Aš nelabai turiu galimybių tą padaryti, nes vienas dalykas tai sustabdysi, o neaišku, kaip tu ten galėsi restartuoti verslo, tai iš vis, kadangi aš esu ne viena, aš negaliu kitam žmogui irgi pasakyti, kad, žinai, aš truputėlį išeinu, o tu dabar pati padarai, nors tikrai Jėzus ir taip perėmė turbūt 70% visų darbų, kai tikrai tais sunkiausiais mėnesiais. Tai be abejo kažkiek tos restruktūrizacijos natūraliai įvyko, vėlgi, kaip ir sakau, negaliu sakyti taip, kad aš ten ir visose versluose buvau 100%, bet šiek tiek taip, nes tada ir knyga dar išėjo, tai iš viso dar ir knygos visas publicity buvo, toks tiesiog tikrai viskas supuolė į vieną vietą ir tikrai reikėjo tiesiog išgyventi tą laikotarpį. Atradote kažkokių naujų dalykų apie save? Dar neišsamesnius klodus kantrybės ir kad miegojo žmogui reikia itin mažai, kad jisai galėtų funkcionuoti, bet nerekomenduoju.
Dar man įdomu tai, kad pati dirbu žiniuose ir čia reikia šalto proto, greičio ir atrodo jau verkti tikrai nėra kada ir niekada neverkdavau, susilaukiau vaiko ir pradėjau ir verkti, ypač kai pompuodavau pieną, kas 3 valandas aš pavargau, norėjau miegoti ir atradau dalykų, kad bijau dėl tos alergijos ir verkiu ir neramu ir silpnumo tokio atradau kažkokio. Tai ir man įdomu, ar jums, kai buvo sunku tuos 11 mėnesių, ar irgi atradot, kad vis dėlto galvojat, kad stipri, bet gal truputį ir silpna esate? Tai aš manau, kad verkimas ar ten liūdesys nėra silpnumas tam tikrą prasme, kad mes matuojame, čia kaip sako, drąsa nėra tai, kad nebijai, ar ne? Tai drąsa yra tai, kad bijai ir vis tiek padarai. Tai aš manau, kad lygiai taip pat ir su šitais momentais, kaip ir jums, tu darai, ką reikia padaryti, tai, kad tu tarpuose paverki, tai nereiškia, kad tu silpna būtum, jeigu nepadarytum, o aš vis tiek viską padariau. Tai, o tokio savęs pamatymo, tai gal tik tai labiau apskritai tėvystė yra toks momentas, kuris gali atskleisti tas asmenybės pusės, kuriomis gal ne visą laiką didžiuojasi ir kur reikia tikrai su savim kartais padirbėti ir supranti, kad visų pirma turi su savim susitvarkyti, kad galėtum būti geras tėvas vaikams. Jūs vienam interviu sakėte, kad pradėjote dirbti, kai Anai buvo 2 savaitės. Paskui sakėt, kad truputėlį gailėjotės. Tai man įdomu, kodėl pradėjote taip anksti dirbti ir kodėl paskui gailėjotės. Aš manau, kad apskritai iš moterų, mūsų visuomenėje visko reikalaujama, kad mes viską turime padaryti čia ir dabar ir kuo daugiau. Ir dar negana to, aš ir tokia pati mėgstanti savo medalių užsikabinti. Tai man reikėjo to medalio, kad aš galėčiau pasakyti, kad ten kelios dienos po gimdymo arba ten vos ne iš operacinės aš jau dirbau. Tai gal net ne visai sąmoningai, bet buvo tas momentas, kad aš galiu, kad aš čia nesustosiu, vaikas manęs nesustabdys. Ir dėl to ir gailėjausi, nes iš tikrųjų su Ana aš turėjau progą pabūti tame burbule laimės ir aš iš dalies jame ir pabuvau tikrai daug labiau negu dabar su Marija. Ir man jisai labai patiko, nes šiaip jau, jeigu daug kas labai sunkiai susiduria su naujagimyste, kūdikystė, būna sunkus periodas žmonėm, tai man su Ana, nors tikrai nebuvo lengvas vaikas, bet man buvo labai, labai gera, aš tikrai labai tame mėgavausi. Bet kadangi šalia buvo daug atsakomybių ir kitų darbų, tai aš tikrai neleidau savo tame pabūti, paguguoti, kaip sakau, ir pasimėgauti. Tai truputėlį šito pritrūkau ir jau tada buvau pasižadėjus, kad su Marija tikrai aš jau šitą padarysiu ir vėl nepadariau. Tai aš manau, kad tai čia patologija tiesiog jau yra ir žmogus. Aš nemoku sustoti, aš kažkada jokių būdų nesakau jau dabar šitame gyvenimo etape, nesakau to kaip pasididžiavimo ir nemanau, kad tai yra geras dalykas. Nes kažkada irgi atsisėdau ir galvoju, per paskutinius 3 metus aš neturėjau dienos, kur aš nieko neveikčiau. Tiesiog, kad pasimti tikrą laisvadienį, tokį, kur aš nieko nedarau, o ilsiuosi. Ir aš supratau, kad net jeigu aš atseit pasiimu tokią dieną, tai aš ten ir organizuoju namus, ką nors ten perstumdau, sutvarkau, dar ten atsakau 20 e-mailų ir ten dar kažką padarau. Ir čia maždaug mano laisvadienis buvo. Ir kažkada šitą tikrai, nes vėlgi tą nesąmoningai darydavau. Ir kažkada tikrai atsisėdau ir tą supratau, kad reikia tada, nes, pavyzdžiui, aš atsisėdau, jeigu skaityti knygą, mane graužia sąžinė. Kad kaip aš čia galiu skaityti knygą, reikia kažką prasmingo nuveikti. Taip. Tai iš tikrųjų kažkaip pradedu pastaruoju metu būtent vis sąmoningiau pagauti šitą ir stabdyti save. Nes ir tas, pavyzdžiui, buvimas su vaikais, jisai gali būti, atrodo, kad tu ten, pavyzdžiui, savaitgalį. Tik aš visą savaitgalį buvau su vaikais, ar ne? O mano vyresnėlė yra kaip lakmuso popierėlis. Jeigu jinai negavo tikrai to tokio dėmesio jai visiškai vienodai, kad tu buvai šalia. Jinai nepasikrauna to buvimo šalia energiją ir jinai tada būna pikta, išsibalansavusi, visokia kokia. Jeigu jinai gauna to tikro kokybiško laiko, kur aš ten padėjus telefoną, padėjus darbus, nieko netvarkau, neskalbiu, nedarau, o tikrai su jie išeinu į lauką, dar kažko, tada gali užtekti ten 1 valandų ir jinai jau bus visai kitas laikas, pasikrovus visai kitą energiją. Tai mano yra dabar toks čekas, kur aš žiūriu, ar aš tikrai sugebėjau skirti to tokio kokybiško gero laiko. Tai aš manau, kad tai apskritai yra labai svarbu gyvenime išmokti turėti to tokio laiko ir vaikam, ir sau,
kur tu tikrai viską atidedi ir tada sąmoningai skiri laiko. Galbūt nereikia labai daug, bet reikia mokėti, nebūti ta gal barbė devindarbė, žinai, kur bandai viską padaryti ir galiausiai visą laiką pavargus ir visą laiką pikta. Kalbant apie laiką savo, ar yra ta graužatis laikas savo, neskiriu vaikams, mamos kaltė, ar nejaučia tokio dalyko niekada? Šitą gal aštriau, sakyčiau, jausdavau seniau. Nes dabar labai irgi ryškiai esu supratusi, kad jeigu neskiri laiko savo, tai tada nesi geras tėvas. Dėl to, kad, jeigu tavo taurė yra pustuštė, tai nėra iš ko padalinti. Ir aš labai ryškiai, ypač tada, kai jau tikrai į dugną atsitrenkiau ir supratau, kad esu jau visiškai pervargusi, supratau, kad neįmanoma būti normaliai su vaikais, nes tu tada tiesiog visą laiką pikta, visą laiką viskas erzina ir niekas netinka. Ir vieną dieną, man atrodo, taip ir buvo, kad tiesiog supratau, kad jau susierzinu dėl kažkokios absoliučios nesąmonės. Nes, tiesiog būtent organizmas jau toks įjautrintas viskam. Bet be abejo, tada ir labai miego trūko visko. Bet tada supratau labai ryškiai, kad labai svarbu pasirūpinti savimi. Kai aš skiriu ir pasirenku skirti laiko savo, tai aš kaip tik ploju savo per petį ir sakau, aš šaunuolė, kad pavyko tą padaryti. Grįžtant prie verslo, kainodara. Čia reikėjo pasiskaičiuoti, kaip skaičiavote, įsivertinot prekes, nes bent jau siuvimas Lietuvoje yra tikrai brangus. Dabar užsienio brandai, kurie siūdavosi Lietuvoje, išsikrausto iš čia, nesako, čia siūti per brangu. Taip, ir tas irgi laukiam mes labai, gal kada nors jau turės efektą, kad pradės mažėti tos siuvimo kainos, nes tikrai irgi pačios matom, kad tie, būtent kaip ir sakote, išeina daug prekės ženklų ir labai laukiam, kad siuvyklas jau norėtų tų klientų, bet vis dar matom, kad labai daug darbo turi, mažai tų siuvyklų, labai mažai naujų siuvėjų ateina labai. Tai kainodara mūsų irgi, tokia sudėtinga dėl to, kad ir linas brango dabar pastaruoju metu 30%, tai mes negalim pakelti kainų 30% per naktį ir iš vis labai nenorim kelti kainų, labai kažkaip mums vėlgi svarbu, kad mūsų klientas nesijaustų, kad mes čia siekiam uždirbti ir panašiai, nes be abejo, kiekvienas verslas siekia uždirbti, bet mes tikrai labai tikim to produktu ir mums jisai labai svarbus. Ir mes labai didelę dalimi kalbam apie jo filosofiją, apie tokius gilesnius dalykus, negu kad tik tai pagaminau, parduodu. Tai tada aišku, kad galėčiau, nežinau, iš Kinijos liną siūstis ir siūtis kur nors Bulgarijoje ir tada pardavinėti Lietuvoje. Bet labai kažkaip norėjosi mums viską čia vietoje, tvariai ir nežinau, vis dar esam taip, vis dar pačios, man atrodo, bandom savo rodyti, kad tikrai čia yra teisingas kelias, nes tikrai, kaip ir sakot, yra labai sudėtinga. Medis kol kas dabar yra mūsų iš vis, mes apstabdė jį esam, nes liną dar sugebėjom išlaikyti ir susistruktūruoti normaliai. O medis iš vis yra košmaras kažkoks dėl to, kad mūsų medžio detalės yra šlifuojamos ranka. Ir rasti, kas šlifuotų ranka, iš vis nebėra tiesiog tokių žmonių, niekas nebeapsiima, niekas nenori dirbti, visi yra įpratę gauti daug pinigų už mažai darbo. Ir tai yra visiškai unikalu, kad tiesiog mes neberandam žmonių, kas apsiimtų tą daryti iš vis, nekalbant apie pinigų sumą, kalbant apie tai, kad niekas nebeapsiima to darbo. Tai ta kainodara mūsų iš tikrųjų yra ganėtinai paprasta, nes mes dedam absoliučiai visiškai minimalią maržą ir žiūrim, kas to galim padaryti. Tai vienintelis dalykas, mūsų tikslas dabar yra kuo labiau išeiti į užsienį, nes Lietuvos neužteks. Su maža marža mums reikia vis tiek tada žiūrėti kažkur, kad ta rinka būtų didesnė. Bet kainodara pačios pasiskaičiavo, tačiau specialistą samdėt, kad jums padėtų pasiskaičiuoti? Ne, kol kas tai pačios tikrai, ne, viską apskritai kol kas stengiamės pačios darytis, šiek tiek vienintelį žmogų, ką buvom pasisamdę, kad mūsų Etsy truputėlį pasižiūrėtų, dėl to, kad Etsy yra atskiras visiškai dalykas, kur nieko nesuprantu, kaip tenai veikia. Daugiau viską absoliučiai nuo gamybos iki prekybos, iki marketingo darom pačios. Bet kol kas jūsų pagrindinis klientas Lietuvoje? Taip, kol kas absoliučiai visiškai Lietuvoje ir, sakau, vienas pagrindinių mūsų tikslų yra išeiti labiau į užsienio rinkas. Tarptautinė komunikacija, kiek jums padeda kuriant savo prekės ženklą? Turbūt padėtų daugiau, jeigu daugiau galėčiau tam laiko skirti, nes vėlgi čia toks batsiuvys be batų. Mažiausiai laiko turbūt lieka būtent rinkodarai ir komunikacijai. Tai labai sporadiškai kol kas tą darau, tai ačiū Dievui, kad produktas yra geras ir vis tiek žmonės perka ir jau tada viens kitam pasako, kad čia gerai. Tai daugiausiai, man atrodo, taip ir nuperka bus, o ne per mano reklamą. Jūsų verslas, Instagramas,
pereikim prie Instagramo. Ar sąmoningai auginote auditoriją, kad paskui uždirbsite, gausite reklamų, kaip visą tai ėjusi? Visiškai, absoliučiai ne. Atsimenu dar labai ryškiai, kaip pirmą istoriją galvojau kelti ir vyras mane labai kalbinėjo ir aš sakau, bet nu tai kaip aš čia su savim kalbėsiu, tokia durna atrodysiu. Man čia buvo toks, nu kur iš vis, ir aš tikrai gana lėtai tą traukinį iššokau vėlai, nes jau ten visi buvo Instagrame, aš jo iš vis dar net beveik neturėjau, po to jau įsigijau ir aš jį naudojau tik tai katėm. Ir va to aš, sakau, po truputį pradėjau keisti tą profilį ir jau daugiau tenai pasakoti. Tai vėlgi kažkaip, bet čia toksai iš tų dalykų, kur jau pradedi, tai tada reikia tik pradėti, ar ne, ir persilaužti labai greitai, dabar jau nebekeista su savim kalbėti. Bet niekada sąmoningai to nedariau ir man nereikėjo pajamų iš jo. Ir aš manau, kad tai labai didelė dalimi diferencijuoja mane nuo kitų Instagramerių, kas iš to gyvena, nes man nereikia ten reklamos. Ir vėlgi čia aš tuo turbūt ir gera mano kainodara man, nes kadangi man to nereikia, aš galiu laikyti ganėtinai aukštas reklamos kainas, nes aš netgi tikslą turiu, kad tos reklamos būtų kuo mažiau. Ir aš tada galiu rinktis prekės ženklus, kuriuos aš tikrai žiauriai pasitikiu, kuriuos aš natūraliai pati mėgstu. Labai dažnai net juokiamės, kad būna taip, kad aš turiu ir naudoju tą produktą ir man parašo ir aš ten nusiunčiu dar fotkę iš kur nors ten, kur yra tas produktas mano namuose ir sakau, jo, žiauriai faina, kad parašėt, tikrai mielai dirbčiau kartu. Tai tikrai renkuosi tik tai tokius prekės ženklus ir dėl to manimi pasitikė. Ir aš manau, kad natūraliai tada ir auditorija auga, dėl to, kad jie mato, kad aš to nedarau dirbtinai, kad man to nereikia kaip pajamų šaltinio, kad man tai yra tiesiog smagi šoninė veikla, kuri netikėtai yra tapusi ganėtinai tokia viena pagrindinių aktyvių veiklų. Kiek kainuoja pas jūs reklamuotis, nuo kiek? Priklauso šiek tiek dar irgi, bet šiaip visą laiką standartinis mano įkainis, aš dar irgi garsėjau to, kad aš barteriu beveik niekada nedirbu, dėl to, kad man atrodo žiauriai nesąžininga, kad vieni, pavyzdžiui, moka už reklamą, o tu kitiem ten už produktą pasirašai, tai aš visą laiką taikau visiems vienodus standartinius įkainius, nebent tai yra ilgalaikis bendradarbiavimas. Tai apie 1000 eurų yra už mano istoriją. Ar dabar yra taip, kad uždirbate iš reklamos, investuojate į verslą? Absoliučiai, visiškai, taip. Tai viskas iš mano Instagramo keliauja į mano verslą. Ar jaučiatės ramiau? Viename interviu jūs sakėte, kad vyras jūsų šeimos biudžete prisideda svariau negu jūs. Ar jaučiatės kurdama verslą Instagrame, kurdama dalykus ramiau dėl to, kad nereikia taip rūpintis pinigais? Aš sakyčiau, šis apskritai man visą laiką atrodė labai svarbu, kad aš nesijaučiau nei kiek priklausoma nuo vyro, kad aš galėčiau bet kada susirinkti daiktus ir pasakyti, kad išeinu. Tai yra, aš mokiausi ir savo dukras, taip man tai yra labai svarbus momentas, man atrodo, bet kokio suaugusio žmogaus gyvenime, kad tu jaustumėsi, kad tu esi tvirtai stovi ant žemės, ar ne? Tai yra dalis, kodėl ir verslą. Aš savo gamybos Thunderlinksus vystau grinai per save, tik tai neprašydama iš nieko pinigų, nes man vėlgi tai yra labai svarbus momentas, kad aš nesijaučiu niekam skolinga. Tai taip, čia toksai labai svarbus man momentas. Čia ir yra ta švediška įtaka, kad aš pati užsidirbsiu, aš pati turėsiu, pati pasidarysiu ir nieko neprašysiu. Taip, aš manau ir švediška, ir apskritai besikeičiančio pasaulio tokio, kur, nors šiaip iš tikrųjų mano aplinkoje dauguma moterų tokios. Tai aš manau, kad ir pavyzdžiai, ir tai kaip augau, ką mačiau aplinkui. Kokių turite lūkesčių verslui? Tarkim, jūsų sesės verslas. Nuostabus, sukurtas verslas iš švietimo, kai kurie žmonės pavydė, aš džiaugiuosi labai ir įsikvepiu žiūrėdama ją. Ar jūs turite irgi tokių ambicijų didelių, taip išaugti? Oi, ne. Aš manau, kad vienas esminių dalykų, kas skiria mane ir sesę, tai mano sesė nori pakeisti pasaulį, aš visai nenoriu. Ir turbūt čia yra tie tokie ideologiniai skirtumai, kur aš tikrai jaučiuosi labai gerai ten, kur aš esu. Dėl to, kad mano ambicija yra gerai gyventi. Aš visiškai nenoriu būti žinoma, netikėtai esu šiek tiek žinoma, bet man tai yra toks šalutinis efektas. Ir aš visai nenoriu uždirbti milijonų, nes
man užtenka tiek, kiek aš daugiau mažiau turiu. Aš tikrai turiu ganėtinai mažus poreikius, gal tai irgi ne visai akivaizdus dalykas, bet mano poreikiai nėra dideli ir aš tikrai tiek, kiek man iš tikrųjų turbūt labai vėlgi daug sudėliojo tai, kaip tėvai mane augino, nes man svarbiausias dalykas užtikrinti vaikam jų ateitį ir jų būtent išsilavinimą. Čia turbūt numeris 1. Tai aš turiu žinoti, kad aš turiu pakankamai pajamų, kad aš galėčiau 4 vaikus išleisti į geriausius pasaulyje mokslus. Mes esam vaikam pasakę, kad mes nefinansuosim kažkokių ten prabangių universitetų, jeigu jie mokysis vidutiniškai, bet jeigu jie mokysis, pavyzdžiui, labai labai gerai, tai mes finansuoti galim ir Harvardą. Tai čia yra mūsų užsibrėžtas su vyru tikslas ir mano asmeninis taip pat, kad aš tikrai turiu užsitikrinti taip, kad aš galėčiau, na, galų gale net jeigu ir tektų parduoti kažkokį turtą, bet kad aš galėčiau tikrai visus 4 vaikus išleisti į Harvardą. Ar jie eis į Harvardą, jų pasirinkimas, bet aš turiu galėti tą užtikrinti. Ar turite ritualus vakaro, ryto, ką būtinai turite pasidaryti, ar turint vaikų čia tie ritualai? Išgyventi ir kavos atsigerti mano ritualas. Man labai žavu tie ritualai. Iš tikrųjų, tikrai nuoširdžiai žiūriu ir aš šiek tiek pavydžiu, bet aš kažkada turėjau savo pripažinti, du tokie momentai juokingi buvo. Vienas, tai neseniai į darželį nunešiau tokį didžiulį maišą visokių darbelių dalykų, nu tokių ten blizgučiai, visokios vėlutės, tam visokie dalykai. Ir sakau, žinau, ką aš savo tiesiog pripažinau vieną dieną, kad na, aš nedarysiu darbelių su savo vaiku ir gal jūs padarykit, aš geriau jum atnešiu. Ir aš manau, kad sveika savo pripažinti kartais dalykus. Tai vienas iš tokių dalykų buvo būtent savo pripažinimas, kad aš ne ritualų žmogus, ne meditacijos žmogus, ne ritualų žmogus, aš nemoku tenai, nežinau, dramatiškai atsisėsti prie stalo ir kaip Instagrame daro tos įkvėpiminius reelsus kažkokius, kur ten, nežinau, smilkalą užsidega ir ten rašo kažką prasmingo dienoraštyje. Tai visi, mane juokas ima, jeigu aš bandau tą daryti ir aš tikrai absoliučiai ne toks žmogus, bet man yra gyvybiškai svarbus dalykas kava, tai mano vyras juokėsi, kad su manimi negalima šnekėtis, kol aš kavas neturėjus. Tai, bet ir tai dabar man ją tenka atidėti visą laiką, kol visus ten pamaitini ir viską, bet jau tada aš tada prisėdu ir tai yra mano kavos 2 minutės ir kur niekas nejudina manęs. Tai čia mano ritualas. Kaip susitvarkote su nesėkmėmis, kai nesiseka kas nors? Jau sakėt prieš tai, kad susiemu ir padarau, bet gal turite dar kažką, tuo metu paskaitot knygą, pažiūrit serialą, kažkaip nuo to pabėga, to gal tai sprendžia, to gal, na, kažkaip. Tai aš, pavyzdžiui, tikrai turiu to vakarinės mūsų laikas su vyru, mes visada vakarai mūsų yra skirti mums, mes niekada nesam iš tų darboholikų žmonių, kurie ten iki pirmos sėdė. Aš galiu, pavyzdžiui, kartais jau vyras nueina miegoti, aš dar sėdu padirbti. Ir aš, kadangi pelėda, man labai patinka tas vakarinės šiaip darbo laikas, bet kartu mes visada šventai išplėšiam mum laiką ir mes žiūrim serialus. Tai čia yra mūsų tas poilsio laikas, kur tikrai jisai labai svarbus. Ir jau jeigu man jį atimdavo, Marija labai mėgdavo jį atimti, nes jinai labai prastai miegojo. Tai jau tada man jau labai sunku būdavo, nes visą dieną kažkam kitam, tada visas vakaras kažkam kitam ir tu jau tada tikrai nerandi nei sekundę savo. Tai šitie momentai tokie sunkesni buvo. Bet šiaip, aš sakyčiau, iš tikrųjų šiaip aš toks kareivėlis. Man, kai sunku, tai aš einu pirmin. Man atrodo, kad aš tiesiog iš tikrųjų nesu iš tų žmonių, kurie ten labai pergyvena, labai verkia ir taip toliau. Aš labai pergyvenu, pavyzdžiui, dėl vaikų sveikatos. Man čia yra toks momentas, kuris tikrai mane ėda iš vidaus, bet ne kažkokie kitokie sunkumai. Man sunkumai, aš juos pamačiau, atėjau, įveikiau. Ir gal yra toksai irgi vėlgi labai svarbu, kaip tave augino. Nes, pavyzdžiui, aš kiek save atsimenu, mano tėtės viena mėgstamiausių frazių yra kažkodėl angliškai, jie sako nuo seniausių laikų, no problems, only possibilities. Ir turbūt tai formuoja vaiką kažkur labai labai giliai, nes aš augau su tuo, kad mano tėtis visą laiką sakydavo, kad tu viską gali veikti ir viskas priklauso nuo to, kiek tu tam skirsi energijos ir darbo. Ir dėl to man niekada neatrodė, ir niekada iki šios dienos neatrodo susidūrus su kažkokia problema, kad viskas, aš nebegaliu, kad čia yra pasaulio pabaiga ir aš tiesiog noriu atsigulti ir verkti. Tai su Marija būdavo tie momentai, kur atsiguldavau ir verkdavau, bet paverkė, atsistoju ir vėl toliau varai. Dabar žiūrovų klausimus tai aš užsirašiau, pasiskaitysiu.
Atrodote visada atsipalaidavusi, ar yra dalykų, dėl kurių nerimaujate, nervinatės? Čia irgi sakėt, kad vaikų sveikata, o yra dar kažkokių dalykų? Labai smagu, kad žmonės mane taip mato, nes šiaip jau aš savo atrodo visą laiką pergyventoje tokia. Ir turbūt artimiausi mano žmonės, tai tikrai nepavadintų manęs kaip atsipalaidavusiu žmogumi. Bet taip, vaikų sveikata yra numeris 1 ir aš jau sakau, kur jau galvau, kad reikia į terapiją gal nueiti, nes aš, kur sako, turi pasibaigti kažkada tas momentas, kur tu matai visus scenarijus, ten, kur ten mašina pervažiuoja, ar ten nukrenta plyta, ar ten dar kažkas, kad sako, čia yra šiaip jau nuo kūdikystės periodo ir po to natūraliai mamos smegenys turi adaptuotis ir praeiti. Tai man nepraeina. Tai aš jau kažkaip mane erzint pradėjo ir galvoju, čia reikia gal jau pagalbos. O šiaip tai dėl visko absoliučiai turbūt nerimauju, dėl ko įmanoma nerimauti ir aš dėl to ir turėdavau panikos atakas. Tai vienas iš dalykų, kaip ir išmokau su tuo dirbti, tai kad, tiesiog gal kažkaip niekada nebuvo apie tai pagalvojus, kad nieko neatsitiks, kad viskas gerai, kad gali kažkas nepavykti ir viskas gerai, tu gali toliau gyventi ten, jeigu stalčiaus nesusitvarkysi. Ir čia buvo toks momentas gyvenime, kai tą supratau ir tada nebeturėjau panikos atakų. Tai faktas, kad vis tiek pergyvenu, bet tiesiog dabar kitaip su tuo dorojuсь ir suprantu, sakau, kad nieko neatsitiks, jeigu aš ten to nepadarysiu, kas blogiausio gali atsitikti. Tai nes man tas visas mental load vadinamas, ar ne, mamoms, kuris yra žinomas kaip vienas iš tokių esminių diferenciatorių tarp vyrų ir moterų, yra ne tik tai kiek buities darbų moterim tenka, bet ir tai, kiek moteris turi laikyti savo galvoje, ar ne, kaip faina yra vyram, kurie dauguma, ar ne, negeneralizuojant, bet, reikia pripažinti, kad dauguma vis tiek gali gyventi kitaip negu mes. O mes turim ir daktarų appointmentus prisiminti, ir vaikų būrelius, ir vaikų stovyklas, ir vaikų drabužius, ir vaikų dydžius, ir vaikų ten viską, ar ne. Tai būtent šitas momentas mane ir pribaigdavo, nes aš tiesiog, mano galvos susprogdavo, kadangi dar ir verslai iš skirtingų labai sferų ir viskas labai daug judančių dalių ir labai iš daug skirtingų pusių. Tai ir būdavo momentas, kur, nebegaliu, žinai. O tai aš išmokau tiesiog dabar daugiau dar rašytis ir atradau jau savo sistemą, kaip man veikia rašymas. Visai kitaip gal negu įprasta daugumai žmonių. Rašymas kaip dienoraštis? Ne, taskų rašymas aš ne kaip planerį naudoju, o rašau taskais iš eilės. Pas mane yra tiesiog toks nesibaigiantis, kas nors pamatytų mano užrašų knygutę, tai yra tiesiog taip einantis sąrašas nesibaigiantis. Ir aš visą laiką verčiu į priekį ir vėl žiūriu, kur galiu ką išbraukti, atgal grįžtu ir tiesiog tada persikelia vėl kažkoks taskas, kurio nepadariau. Ir pasidariau dar vieną dalyką, kur vieną pirmadienį per mėnesį aš darau visą tai, ko nekenčiu daryti. Pirmadienis? Taip. Kadangi jau ir taip šudina diena, tai aš pasirinkau, nors dabar šį pirmadienį labiausiai laukiu, kai vaikų mažų turi. Tai, bet dabar pasirinkau vieną pirmadienį, kai darau viską, ko labai nemėgstu. Tai aš ten, pavyzdžiui, komunalinių labai nemėgstu, visokių ten, kur reikia dokumentus pildyti, tokių visokių darbų. Aš juos atidėlioju iki nukritimo ir seniau atidėliodavau ir man jie kabėdavo ir aš supratau, kad nuo to kabėjimo tik blogiau, nes tu žinai, kad tu turėsi padaryti, tai jau geriau padaryti. Bet aš negaliu kažkada padaryti, tai aš tada pasirinkau, kad aš vieną kančios dieną turiu, kai viską padarau ir kažkaip man dabar visai net patinka, nes aš žinau, kad po to vakare žiauriai geras jausmas bus. Ar esate pasiruošusi heiteriams, nes dabar neturite, jų tikriausiai dar neužauginote tiek sekėjų, bet jie auga, sakote, ir sparčiai auga ir galiausiai tai kažkada tikriausiai ateis. Aš manau, kad būtų šiaip jau išlindę daugiau ir manau, kad visada turbūt mano specifika bus, kad aš taip noriu tikėti, kad aš jų turėsiu galbūt mažiau tiesioginio. Tai absoliučiai ir jokių būdų nereiškia, kad aš per se turiu mažiau heiterių. Nes procentaliai turbūt manęs nekenčia lygiai toks pat procentas visuomenės kaip ir visų kitų influencerių. Bet aš manau, kad tai, kokia aš esu, jos atbaido nuo rašymo man. Nes aš pikta, argumentuota ir mėgstu garsiai kalbėti. Tai jeigu ten pabando kažką parašyti, aš dažniausiai, aš esu turėjus tokį vaikiną, kuris sako, bet kodėl tu turi visus geriausius argumentus, kai mes pykstamės? Niekas netrukdo ir tau turėti visus geriausius argumentus. Tai dėl to, aš manau, yra vienas iš tokių momentų, kodėl gal man mažiau tiesiog parašo. Tai nereiškia, kad jie ten neverda visur kitur ir nekalba tarpusavį ir nepletkina.
bet tiesiog aš truputėlį mažiau to gaunu, manau, tiesiai man. Bet tai aš nemanau jau šiandien, kad mane labai sukrėstų, nes tikrai esu jau turbūt absoliučiai beveik viską girdėjus, ką įmanoma. Ir dar su amžium labai supratau, kad visiems neįtiksi, tai yra absoliučiai neįmanoma, bet tai turbūt tikrai turi taip labai giliai ateiti tas suvokimas, nes seniau visą laiką girdi tą frazę, čia visiems neįtiksi ir neįmanoma įtikti. Bet su amžiumi aš suprantu, kad aš nenoriu visiems įtikti, nes mane ir diferencijuoja ir daro įdomią tai, kas aš esu ir kokia aš esu. Ir faktas, kad daug... Ir dar mane, kas labai nustebina, kad žmonėms neįtinka labai keisti dalykai kartais, žiauriai. Ir kad aš kartais, kai juos išgirstu, mane turbūt jie labiausiai ir pagydė, nes aš kažkaip... Rimtai, tavo ten antakių forma kažkieno nepatinka. Ta prasme, aš net nepagalvočiau apie tokį dalyką. Ir aš esu labai toks, truputėlį tunelinio matymo žmogus. Aš tikrai nematau tų dalykų ir manęs neerzina žmonės per se. Labai mažai žmonių mane trigerina kažkaip ir tada aš nuo jų stengiuosi atsiriboti. O yra tokių žmonių, kuriem ten visokie keisti dalykai nepatinka. Tai aš tiesiog supratau, kad ten tu gali išprotėti bandydamas įtikti žmonėm, kurie turi tokių keistų kažkokių, nemėgstų ten kaip kalba, ar ten kaip ten antakiai, kokios formos ar dar kažkas. Tai gerai, tau nepatinka, žinai, nežiūrėk. Trigeriai veikloje, kaip su jais tvarkotės, truputėlį jau šitą ir apkalbėjome. Kad čia tie psichologiniai, ar ne, tokie trigeriai. Kažkada čia labai juokingą video irgi Instagram'e mačiau, kad susuko viena moteris būtent apie tai, kad maži keisti dalykai, žinai, kas tave erzina kasdienybėje. Tai jų tikrai yra, bet man atrodo, jų kiekvienas turi. Ir čia su jais tiesiog labai, man atrodo, susideda, jeigu esi neišsimiegojęs, pavargęs ir taip toliau, tada viskas erzina. O kuo geriau pailsėjęs esi, tuo mažiau viskas erzina. Tai aš vėlgi sąmoningai, aš tikrai nesu ten kažkokia nušvitusi ir, kaip sakau, demedituoju ir taip toliau, bet sąmoningai su amžiumi save gal labiau čekinu ir žiūriu, kad aš galiu keisti daug požiūrio ir reakcijų savo viduje, ar ne, o ne išorėje bandyti pakeisti situaciją ar bandyti pakeisti kažką. Ir man atrodo, visi esam seniai girdėję tą, kad jeigu negali pakeisti situacijos, tai keisk požiūrį į ją. Bet man tas tikrai dabar pastaruoju metu ateina su laiku turbūt giliau ir aš suprantu, kad jeigu, pavyzdžiui, visa šeima yra įsielektrinus, kad aš galiu pakeisti, kaip aš tai žiūriu ir pati nurimti ir pamatai, kaip staiga viskas pradeda keistis aplinkui ir visi kiti nurimsta ir viskas taiga geriau ir visiems viskas gerai. Tai dabar tikrai ne visada, nes aš pati esu irgi labai degtukas ir uraganas, bet pastebėjau, kad pastaruoju metu vis dažniau sugebu nugesinti tos tokius, pavyzdžiui, greitai bekylančius konfliktus. Tai labai didžiuojuosi savimi. Kiek jums reikia pinigų mėnesiui? Priklausytų, sakyčiau, nuo to, kaip, ar tai yra tik tai man, ar tai yra ir vaikam, ir kiek man reikėtų, sakykime, tokiam tikrai išgyvenimui, o kiek aš norėčiau turėti pinigų mėnesiui. Tai gal išgyvenimui man vienai tai užtektų tikrai labai mažai. Su vaikais turbūt aš sakyčiau kokių 3000 eurų, o kiek aš norėčiau mėnesiui turėti, tai turbūt kokių 30 000 eurų. Čia kaip tik kitas klausimas yra apie veiklos lūkesčius. Tai ir aišku, kiek uždirbti norėtumėte ir kokie veiklos lūkesčiai. Kaip įsivaizduojat, kad jūsų verslas išaugs, koks jisai bus? Sunku labai iš tikrųjų prognozuoti, nežinau, aš tai labai juo tikiu dėl to, kad ir dedam visas pastangas į tai. Tai tikrai manau, aš niekada gyvenime nemaniau, kad aš pražūsiu. Aš visada kažkaip žinojau, kad viskas bus gerai, daugiau ar mažiau. Tai vėlgi, mano tikslas nėra pinigai. Aš labai ryškiai supratau gyvenime, kad tikrai nenoriu skambėti ezoterinė ir visokie kokie, bet aš tikrai manau, kad ir vaikus mokau, kad laimė yra viduje, ne piniguose ir kad pinigų turi užtekti. Jeigu tu šeimoje, tik neseniai dar su vyresnėliu kalbėjom, kad jeigu tu šeimoje turėsi pyktis dėl išgyvenimo, ar ne, ar kad neužtenka pinigų sumokėti už komunalinės, neužtenka pinigų maistui, dar kažkam, čia blogai, tu turi šitą išsispręsti ir tu kaip suaugęs žmogus privalėsi tą užtikrinti savo ir savo šeimai. Ir ieškoti partnerio, kuris irgi nori kartu dirbti su tavimi, ar ne. O visa kita,
jau tu turi tvarkyti su savo vidum. Dėl to, kad tu gali turėti milijardus pinigų ir tu būsi siaubingai nelaimingas, jeigu tu būsi neišsisprendęs savo vidinių problemų. Ir paskutinis klausimas, ar galėtumėte išgyventi iš savo veiklų, tai kaip suprantu, galėtumėte išgyventi iš savo veiklų? Taip, tikrai visada. Ta prasme, tai sakau, aš kadangi esu ir nemėgstanti rizikos ir taupanti visada, tai mano visą laiką buvo tikslas, kad galėčiau aš išgyventi ir galėtų vaikai išgyventi, nes niekada negali žinot, kas atsitiks rytoj, tai man tai buvo labai svarbu. Ačiū už pokalbį. Ačiū Jums.